Rusijos pinigus buvo konfiskuota ir sušaldyta prieš 3 metus. Tačiau Europa vis dar negali surasti drąsos juos konfiskuoti. Bent jau tam, kad kompensuotų pagalbą Ukrainai. Europa labai išsigando. Ir teisėtai. Pažiūrėkime į šią problemą iš teisinės perspektyvos. Dauguma komercinių sutarčių buvo sudarytos tarp Rusijos ir Europos. Oficialiame lygyje nėra karo. Niekas nėra paskelbęs karo. Ir staiga ES ima Rusijos pinigus. Iš teisinės sistemos požiūrių tai yra nusikaltimas. Tai pažeidžia kitų žmonių nuosavybės neliečiamumo taisyklės. Daug investuotojų ir indėlininkų iš skirtingų šalių, turinčių pinigų ir nuosavybės Europoje, supras, kad jie gali būti traktuojami taip pat. Viską atimant be teisinio pagrindo, pažeidžiant taisyklės ir įstatymus. Ką tada reiškia investuoti pinigus į Europą, jei nėra jokių garantijų dėl jų saugumo? Jei Europa konfiskuos Rusijos pinigus, ji sunaikins savo pačios pagrindą.